Sveiki mokiniai, šiandien keliausime į svečius pas pasaką. Pasimokysime spręsti kryžiažodį. Pradėkime. Pirmoji užduotis. Prisimink pasaką Ežio ir Lokio lenktynės. Pašūkauk kaip lokys ir kaip ežys. Paskui parašyk. Ei, ežy, kur tu? Loky, Pasimokykite nurašyti veikėjų žodelius. Pirmiausia, lokio, ei, ežy, kur tu, po to ežiuko, loky, Antra užduotis. Spręsime kryžiažodį. Kokie pasakų veikėjai pasislėpė? Palenktyniaukite su draugu, kad ras greičiau išspręs kryžiažodį. Pirmiausia, turėtumėm pasižiūrėti už užuolaidų. Deja, jos daug ką pridengia. Būkite atidūs. Gal kokį žvėrelį jau pažįstate? Pagalvokite. Kokio žvėrelio pavadinime galėtų būti 8 raidės? 1, 2, 3, 4, 5, 6, raidės ir paskutiniai jų S. Manau, kad jau atspėjote, tai vilkas. Pabandykime įrašyti V, I, L, K, A, S. Matote, jis už užuolaidos seilę varvina. Keliaukite toliau. Vieną stambų gyvūną su dideliais ragais jūs pažįstate jau. Gal prisimenate, kaip jis vadinasi? Ne karvė. Dar geriau pagalvokite. Tai jautis. Šalia jaučio stovi plėšrus, stambus, didžiulis, mėgstantis medų, tai lokys. Už lokio savo spygliukus užuolaidoje iškišęs ir mažą nosytę parodo, tai ežys. Nagi, o kieno čia tokios kojelės ir didžiulis snapas? Koks tai paukštis? Varna. Taip. Toliau žiūrėkime, kieno čia kojelės ir vilna matosi. Tai avinas ir virš jo ilgos ausys kyšo. Tai kiškis. Su draugu pasirink 2 ar 3 pasakų veikėjus ir parašyk. Sugalvok naują pasaką. Taigi, užduotis nelengva. Tikiuosi, kad su ja susidorosi. Sėkmės.